Nu tai ku audėjėliai mieliausi. Ką pradėt, mes jau inyci susvėrėm, skietan susvėrėm, užsiaudėm. Nu ir va te prasidėjo mūsų paskutinė šito audzimo pamoka. Nu ir dar va mes su Nasti jau pamėgysim ir jum parodyt ir patys pasidžiaugsim, kad visa išeina, klaidų nėra. Nu ir eisim toliau. Dveji treji meteliai, kai drobelį audžiau, užstojant ketvirtų dar ant vėlanėlio, užstojant ketvirtų dar ant vėlanėlio. Nu, tai ku dar jau mislinu po biskį pradėsim. O tai dar Nastė sakė, o tai kam jūs dar šitų palalai pasdėjo šinais, kad jau raštas būtų? Nu, tai taip, žiūrėsi pagal raštų. Kai pradedi, o kaip jau įnausi visų raštų, tai nereikės jos. Nereikės, žinosi pats pagal raštų audimų. O tai dar irgi važiuoju paminėt po dvi pakojas, tai jau kaip rašto, tai jau reikia visada po dvi paminti. Nu, tai taip, po dvi. Aha, nu ir mėginam, padabosim, kas jau labai cekava, kaip cekas išeis mumi. Aš jau bijau ir pavaryt daug. Nieko, dar va pasėdėtumėt kokį pusę dienos ir būt kaip jaunystė, atsikait visą. Cikrūkt. Smagu buvo palaist toj pusėj. Nebūtų broko. Nu ir visada reikia pažiūrės, ar viskas tik gerai išeina. Nu, tai aišku, jei padarysi broko, tai brokaulyvas dievanas bus. Ant antro. O po kiek rozų reikia primušti? Po kiek jūs primušat? Po 2 kartus. Po 2. Bet šitas kitas geras, tai gerai. Aš nesumynus ir paskui kaip atlaidžiu ir vėl primušu. Ai, šitap. Tai va, tai mes dar šitų žalių palaliką pasdėjom, taigi nebūtina dėti visas divonas, mūsų tai raštas tokis pats, spalva kita ir patogiau, kaip mažesnis, mažiau daikto užima. O dar sakykit, taigi nereikės ir paskui kapausim, tai tuos visus metrus tų tepnysių išsikiloti, pradžią jos dar nuo kaikelio nežino, paskui susireg... Kad viskas susnarmuos, jos vieton viskas atsistos ir pažiūrėsit, bus labai gerai. Labai gerai. Ai, tai čia tik pradžiom biškį jau sunkiau būna, o paskui jos atsistoja tik, kur reikia. Ai, tai ir gerai. Nepabuvote kaip jaunystėn, ką pradėjo taus po šitiekas? Va, buvo vaikelė, visko buvo. Ir brokų pridarydavom, kaip mesdavom, tai padarom šito brokų, tai vėl jį staiso, visko buvo. Ale visą sekas ir ištaisys, kaip žinai, kur brokas. Taip. Svarbiausia žinot, kur brokas. Taip. Tai kuva, biskį paudėjom, raštas gaunas. Gaunas, gražus raštas ir šitas, ir siūlai, ir suderinti, viskas liuksiškai. Parodon nuvešit. Tai dar jau likus tik tuos likusius metrus išaus ir jau susiūs ir jau tada galėsim vežti visur. Jo. Tai va, tai ačiū jums labai, kad pamokinot. Parodysit, ko dzūkai moka. Neugi tai reikia visiems parodyti, o kapgi. Tai taip. Ką, noriu, kad iš Lietuvos neišnyktų dievonai, staltyse, juostos visokios. Mokykitės jaunimas. Yra galimybės ir pamokysiu, tikrai pamokysiu, padėsiu tik jai, kas turi galimybę ir turi, tiesiog nori mokėti, kad Lietuvoje neišnykt lietuviški dievonai.
Nu va, nu tai mėgysim ir neišnyks. Kad tik tais, kas norėtų, aš tai labai norėjau ir pas mus tenai prašiau ir visą. Kantrumo reikia. Kantrumo, patys jūs matot, kokis kantrumas. Va šiut kas ko ir tai negerai. Tai ačiū Jumi, kad pamokinot, parodėt kapkas, nu tai dar va jau ir daugiau žmonių žinos, galais padabots, išsimokyts ir jau tada eisim toliau austi. Nu, mūsų audėja jau išvažiavo, o mes likom sėdėti ir toliau už stovų ir mėgysim aus ir dabots kapce mum kas išeina. Nu, pirmiausia, tai reikia nepamiršti, kad audzant šitokius 8-nicinius divonus, visada 2 dalys audzės raštu, o 2 rašto dalys audzės dugnu. Nu, ir dar kol tik iš pradžių tik pradedam, kad nesusmėlyt, pasdėt va tokių palalai, ar jau kas turit, ar divonų turėt, ar šits kur pasdėjai, kad nesmaišyt, ar čia kur ant lantelės. Nu ir visada sekt, kur kokius pakojus reikia numins, kad jau gautus raštas tokis, kokio mum reikia. Nu, prieš tai reikia va šituose visur, va rašto dalyse, susiskaičiuot, po kiek rozų buvo pašauta, kad ir mes pašautumėm po tiek rozų, kad išeit jau, tip to raštas tokis, kokis ir buvo. Nu, tai dar šitų galim šonam pasdėti, kas mum nesmaišyts. Nu ir daboje minam ant 2 ir 3 pakojo, visada po 2. Nu ir va dabojam. Tai nusmynė tas, kas reikia. Ir prašaunam su rašto siūlu. Nu ir tepkap ir visada, tada reikia prašauti ir dugno siūlų. Nu, iš katros pusės jau su dugno reikia siūlais šauts, tai pomėcinat, o kas ne, tai galit padabos mūsų kituose pilmukuose, kad reikia pasidaryti pradžion tep, kad iš tos pusės, iš katros siūlas, tai jau tų pirmą pakojį ir spaudžiam. Nu, tai kad mes pasidarėm va iš kairės pusės, tai pirmų pakojį ir numinam, prašaunam, primušam. Nu va, dar jau vienų rozų prašovėm, tai galim pasdėti savo pavyzdį, ir padabots kapce, kas atrodo. Tai dar va, šitos jau visas yra nuaustas, ir mes dar turim aus va šituo va dalį. Ir dabojam, va tep ir išeina, va čia va biški siauriau šito ir vėl senais, ir vėl 8 rozus prausim su rašto siūlu. O dar parodysiu, kas daros, kad numinam vis kitokius pakojus. Tai dar atsistojam ant 2 ir 3, ant rašto dalių pakojų, tai va ir ragėts. Va šitas jau dalis ausim. Jei dar numinam 3, 4, jau kiti siūlai išsikėlė, jau kitas dalis ausim. O jei 5, 6, vėl kitos dalys. Ir liko paskutinė 4 dalis, tai jau tada jų kapausim reikia numins 2 ir 6 pakojai. Tai va, o mesgi tep ir susvėrėm, kad kraštiniai pakojai 1 ir 6 tai jau dugnu, o viduriniai raštu. Ir vėl ant 2, 5.
Nu va ir galim padabot, kad mums seka saus, dar va pasidedam tų palalainų ragėts, šitų dalį pradėjom aust, nu ir va, augysim, ausim toliau ir te po biskį nausim visų divonų. Taiku, Nastė jau išvažiavo, mums visą paporino, kaip daryt, ku daryt, ir mums kas dar liko, nugi pasims glaibiai kantrybės, atsisės ir austi. Nu, o kaip su 8 nyciniais, taigi gali būti viso. Pradžion gali netep ir lengva reikėti ir su ranku, ir išsikels biškį tas nycis ir visa, nu, o jau kaip nor kokį 1 metrų nuausim, jau tada bus visa geriau, susireguliuos, kožnas siūlas žinos savo kelių, nycis žinos, ku jai daryt reikia, nu, o mum reikės tik atsisės ir varyt toliau. Nu tai ku vaikeliai, man rodos, kad jau jūs žinot, kad tas audzimas tai jau labai interesnas darbas, labai intraukia, ale nu jau netokis ir lengvas, kaip gali pasirodyti iš 1 rozo. Nu tai jau nemislikit, kad jums kaip kadu užteks ir 1 rozo padabos. Mes irgi klausinėjom ir dabojom po keliasdešimt rozų. Nu tai turėkit kantrybės, padabos tuos pilmukus po kelis rozus, pamėgysit, susversit, užsiausit, nu neišeis iš 1 rozo, tai išeis iš 2 rozo, pasimkim glaibiai kantrybės. Nu ir tada žinokit, mūsų ir divonai bus išmargyci gražiausiais raštais ir visa mum eis kaip per sviestų. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatyti mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, nu tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekt Pareidzimų Instagraman ir Facebookan. Ba mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir ku jau nudirbom, ir ku prisdirbom, ir tų, ku dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, katrie jau prisdėjo, ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.